Sveiki, aš Austėja, šiandien kviečiu tęsti kelionę laiku ir šiek tiek sušlapti. Archeologiniai kasinėjimai vyksta ne tik žemyninėje dalyje, taigi pasinersime į povandeninės archeologijos atradimus. Šiandien laiko ratą pasuksime visai nedaug, tik 500 metų atgal. Tai jau istoriniai laikai ir apie juos informacijos galima semtis iš istorinių šaltinių. Ypač tyrinėjant vietovę, kur gyveno didikai Radvilos. Tačiau šis įvykis tuo metu buvo nevertas metraštininko plunksnos. Apie jį sužinota tik 2020-aisiais, kai po tiltų jungiančių du Asvejos ežero krantus buvo aptiktas sensacingas radinys. Dubingių piliavietės praeitį pagal rašytinius šaltinius galima pradėti pasakoti nuo 14 amžiaus, o į dabartinį kraštovaizdį pamėginti įterpti tuomet čia stovėjusią Vytauto Didžiojo pilį. Ją pakeitė didikų Radvilų pastatyta bažnyčia ir rūmai. 1877 metais čia apsilankęs dailininkas Napoleonas Orda dar spėjo užfiksuoti buvusių didingų pastatų griuvėsius. Pirmosios Lietuvos Respublikos valdininkai čia regėjo prezidento Antano Smetonos rezidenciją, o sovietmetyje iš viso prezidentinio projekto liko tik pamatai, medžiais bei krūmais apaugęs pylimas ir kalvelės didikų Radvilų statytos bažnyčios ir rūmų vietoje. Iki 2003 metų, kai į šią teritoriją įžengė archeologai. Kalvelė slėpė Radvilų rūmų liekanas. Archeologai pirmieji galėjo vaikščioti po išlikusių pirmojo aukšto menių kambarius ir virtuvę. Nusileisti į Rūsyje buvusį lobyną. Vertinti didikų pamestus juvelyrinius dirbinius. Ar prabangios buities ženklus. Tyrinėjant Jonušo Radvilos statytos evangelikų reformatų bažnyčios vietą, aptikti 8 Biržų Dubingių atstovų palaikai vėl buvo iškilmingai perlaidoti. Tačiau šį kartą pasakosiu apie tai, kas Dubingiuose rasta ne žemėje, o po vandeniu. Tiltas per Asvejos ežerą. Pamėgta žvejų ir nardymo mėgėjų vieta. Tai Aldas. Ir Gintas. Šių vyrų narais mėgėjais nepavadinsi. Vyrų veiklos ataskaitoje, jei tokia būtų pildoma, tektų įrašyti 10 po vandeniu atrastų ir iki tol nežinotų archeologijos objektų. Šimtai atsitiktinių ir per archeologinius tyrinėjimus aptiktų radinių, papildžiusių Lietuvos nacionalinio muziejaus fondus ir ekspozicijas. Prie Dubingių tilto radinio, kurį pristatysiu šioje laidoje, tektų įrašyti žodžius vienintelis ir unikalus. Bet apie viską nuo pradžių. O pradžia 2011-ieji, kai Ginto įkurtas nardymo centras Diugonis pakvietė kolegas į ekologinę talką prie Dubingių tilto. Po vandeniu sukrečiantis vaizdas. Nuo tilto į ežerą sumestas statybinis laužas, elektros varikliai, automobilių dalys. Nuo dugno, panaudojant specialią įrangą, teko kelti išardyto automobilio kėbulą su apsigyvenusiais salone unguriais. Tai tik dalis į kameros objektyvą patekusio ir į paviršių iškelto sąvartyno vaizdų. Tonos metalo ir kitų šiukšlių iškeliavo į tikrą sąvartyną. Didysis atradimas tuomet liko nepastebėtas ežero dugne, po storų dumblo sluoksnių. 2020 rudenį į šią vietą Aldas ir Gintas grįžo su archeologų komanda. Ką yra Asvejos ežeras, pavyzdžiui, turi, tai yra tai, kad skaidrumas, kuris, aišku, yra labai reikalingas, jis atsiranda šiek tiek vėliau, pradėjus
truputėlį šalti, aiškiai, ta visa augmenija, vandens išnyksta ir matomumas tampa daug geresnis. Tai todėl tyrimai ir buvo atliekami rudens viduryje. Nebuvo šilta, bet tai tiesiog pagerina matomumą kaip dar viena sąlyga, kuo tiksliau atlikti tyrimus. Tuomet jau buvo žinoma, kad netoli tilto 9 metrų gylyje iš dumblo kyšo, kaip tuomet manyta, kalavijos smaigalys. Dubingių tiltą pradėjo restauruoti pernai metais apie lapkričio-spalio mėnesį ir mūsų archeologai paprašė pražvalgyti šiek tiek tą vietą. Kadangi vyksta statybos, galbūt galimas ten, sakysim, toks variantas, kad ir kažkokių daiktų istorinių vertybių yra, vis tiek vieta tokia pakankamai istorinė yra, Dubingiai gi šalia. Ir buvom paprašyti padėti pražvalgyti po vandeniu. Ir vieno iš tokio nerimo metu aptikom, naudojom metalo detektorių, aptikom sankaupą. Tiesiog daug labai signalų buvo vienoje vietoje. Signalai ką? Tai reiškia metalo kažkokio, tai buvo sankaupa. Matosi, kad tas metalas buvo tokiais fragmentais, dalim, nedidelėm. Ta užsifiksavom vietą, buvo įdomu, bet aišku, mes nekapstėm nieko ir šiais metais jau tokią detalesnę apžvalgą atlikom. Radom kalaviją toj vietoj, styrantį iš dumblo. Kalavijas styrojo, koks 10 cm buvo išlindęs iš dumblo smėlio mišinio. Pajudinu šiek tiek, ten pasimatė kaulai, pradėjo lyst žmogaus. Mes labai ten nejudinom, palikom viską taip, kaip buvo. Ir dabar vyksta darbai šitie, kaip ir tęsinys toks. Filmuotoje medžiagoje matosi archeologų pažymėtas tyrimo plotas. Pataikyta tiksliai. Jau pirmąją dieną, nuėmus viršutinę dumblo sluoksnį, abejonių neliko. Pagal ginklo ir batų detalės buvo aišku, kad Asvejos ežero dugne prie Dubingių tilto guli prieš maždaug 500 metų nuskendęs karys. Dabar jau ruduo, tai vanduo labai skaidrus, matosi iki 5 metrai, pakankamai šviesu, dar mes apšvietimą papildomai apsikabinom, turime žektorių, pompą, traukiam visą gruntą ir matosi gan gerai, vanduo dar pakankamai šiltas yra, nėra taip, kad būtų šalta, su sausu kostiumu galim bent valandą pusantros padirbti, ten 9 metrai gylis, tai pasidarbuosim, pakasim, patirsim. Vien skiedros ir, kas dar plytų gabalai tiesa yra. Tokių tamsesnės spalvos, ne tokių ryškiai raudonų, bet tokia tamsios rausvos. Matosi, ir porą metrų ir jau matosi. Dabar atkasėm palaikus, šiek tiek atsivalėm, tai matosi, jisai, biškį ant šono buvo pakrytęs ir susirietęs, yra kojos suriestos. Rankos viena taip, kita taip. Atsikasėm žastikaulius, dilbius, iki pačių plaštakų dar nepriejom. Galva eina ant šono. Šlaunikalio pačioj batai prasideda, taip kojas surietės, atsivalėm tos batus, su pentinais ir šalia įdomu buvo cilindrinė spina. Cilindrinės spinios korpusas atrakintas, ir jis ten nukritęs, rimesta ta spina, ankstyva, 16 amžiaus. Man atrodo, bus čia labai įdomių atradimų, tai unikumas yra praktiškai analogą, mes Lietuvoje tokio neturim, kad būtų taip gerai išlikę palaikai po vandeniu su visa ginkluotė įkritę, nežinau, kas čia kriminalas, kas per istoriją, gal sužinosim, ištirsim. Unikalus objektas, pavieniai žmogaus palaikai vandenyje šiaip yra labai retas dalykas, aš net nežinau pavyzdžių, kurios galima būtų dabar įvardinti ir dar svarbiau yra tai, kad jis yra su jam priklausiusiais daiktais ir jie visi buvo viename komplekse kaip aprangos detalių ir jo paties turimų daiktų komplektas. Kitas dalykas, ką suteikia vanduo, tai kad yra visai kitokios tyrimų, ne kitokios, bet specifinė tyrimų metodika taikoma tokio objekto archeologiniam ištyrimui. Reikalingi povandeninės archeologijos tyrimų metodai, kurie yra šiek tiek sudėtingesni dėl savo aplinkos, kurioje vyksta, dėl savo terpės, kurioje vyksta, bet kurių tikslas yra vienas, toks pat kaip ir visos archeologijos, kuo metodiškiau, tiksliau užfiksuoti visą įmanomą informaciją būtent iš surasto objekto. Povandeninės archeologinės ekspedicijos filmavimas taip pat specifinis.
Su filmavimo kamera narus gali išlydėti arba pasitikti, o kas vyksta po vandeniu tuo metu, sužinai tik iš pamainą baigusio komandos nario pasakojimo. Naujas tiltas yra kitoje vietoje, negu kad buvo tie senieji tiltai. Kaip aš galiu suprasti pagal polius, kurie yra po vandeniu, čia buvo ne vienas tiltas ir ne 2, ir ne 3, ir ne 10. Nes polių yra be galo daug. Ir jie visi, aš manau, skirtingo amžiaus, galima įsivaizduoti. Tai senovės laikais čia tos tiltus degindavo, griaudavo, visokie mūšiai vykdavo, nesutarimai ir žinoma paskui vėl atstatydavo. Tai tų tiltų, kiek čia yra buvę, sunku pasakyti, bet tikrai daugiau negu 10, aš galvoju. Tik praėjus pusdieniui į kadrą pateko pirmasis po 500 metų iš ežero dugno už Perkosos ribų aptiktas ir iškeltas radinys. Suradom saktelę, jinai nuo batų yra dirželis apačioj ir suveržta apačio bato yra saktelė, jinai buvo atitrūkus tenai šone, palakio tai iškėlėm, kad nepasimestų. Šią filmuotą medžiagą, kurią jūs matote dabar, ant kranto likę ekspedicijos dalyviai pamatė tik po kelių dienų. Tuo metu vykstant darbams, nuo tilto galima buvo stebėti tik burbulus, kylančius iš tyrinėjimo vietos ir plaustą su garsiai burzgiančiu vandens siurbliu. Didesniuose vandens telkiniuose, jūroje ir taip toliau tai yra tiesiog atskiri laivai, kuriuose yra šita nusiurbimo arba kasimo technika. Tai šiuo atveju mes kol kas Lietuvoje, vykdydami tyrimus, naudojam būtent šitą pontoninę platformą, ant kurios įsirengiam darbo aplinką, tai reiškia pompą, sietą, kuris gaudo atsitiktinai netyčia susiurbtus radinius ir aišku, ant tos platformos visada yra žmogus, naras arba komandos dalis, kuris seka narą, kuris dirba po vandeniu ir prižiūri techniką. Ant plausto turim iš esmės tai, ką turi kiekvienas archeologas tyrinėdamas ant žemės rankose, tai yra mentelė ir šepetėlis, atstoja šiuos įrankius mums ežektorius vadinamas. Tai yra paprasčiausia vandens pompa, siurbianti vandenį, tačiau jeigu per ją eitų dumblas, liekanos, medienos, akmenukai, tai sugadintų pačią pompą. Todėl realiai siurbė dumblą, padarytas ant vandens šlangų trišakis geležinis, kuris siurbdamas vandenį sudaro vakuumą. Ir tas vakuumo efektas siurbia jau, vadinkim, patį dumblą, nepraeidamas per pompą. Taip mes pasinaudoję paprasčiausią vandens pompą galim atkasinėti dumblą. Archeologas siurbia dumblą, atidengdamas archeologinius radinius arba archeologinės struktūras po vandeniu. Ir tada, naudojant šitą vandens siurblį, tyrimai vyksta lygiai taip pat kaip ir žemėje ar ne žemyninėje dalyje. Tai yra tiesiog pasluoksniui visų plotų nukasamas tam tikras dumblo sluoksnis, paliekami radiniai, kurie užfiksuojami, nufotografuojami ir toliau yra arba jie nuimami ir kasama toliau, giliau, lygiai taip pat kaip ir visur kitur. Ant dumblo išmetimo mes padarę talpyklą, kur vis vieną dar kartą patikrinam tai, ką įsiurbė ežektorius. Galbūt galėjo nepastebėti archeologas dirbantis po vandeniu kažkokio artefakto ir toje talpoje nusėda medienos fragmentai, netgi kriauklės. Tikrinam, kad maksimaliai išvengti tų praradimų artefaktų. Sąlygos darbo ištyrimo vietoje buvo pakankamai geros, nes yra tokių atvejų, kuomet tikrai matomumas yra labai prastas ir tu jo niekaip negali pagerinti. Tuomet jau reikia spręsti tą tokią ir etinę problemą, ar tada iš viso reikia kasti, atidengti, nematant arba kažką praleidžiant, ar ne, ta prasme, tam yra jau
sprendžiami kitais būdais. Jeigu tai yra gilu, gali būti pakankamai tamsu, tam reikalinga įrengti apšvietimą ties tyrimų vieta, kas ir buvo šiuo metu. Taip yra padaryta būtent Dubingių kario tyrinėjimų metu. Archeologas viską matė, ką daro, tai reiškia kruopščiai galėjo fiksuoti. Visos sąlygos bandomos prisitaikyti prie esamų tam, kad būtų kuo tiksliau atlikti tyrimai ir kuo metodiškiau. Oro temperatūra +10. Vandens temperatūra prie kranto +8. Rudens diena gerokai trumpesnė. Tačiau darbą planuoti reikia atsižvelgiant ir į kitus faktorius. Deguonies kiekis balionuose ir senkantys povandeninių lempų akumuliatoriai. Besibaigiantys resursai privertė stabdyti darbus. Dubingių karys dar vienai nakčiai liko ežero dugne. Tai ten rytoj dar darbo liko nemažai, ne? Tai liko daug dar. Skaičiuosim kaulus. Skentus specialistas. 200 turbūt. Su ieškikliu tai cypia, žinai, ten cypia, bet matai cypia, kardas cypia, žinai, jisai, viskas ten cypia. Reikia nuiminėti tos daiktus, tada žiūrėti. Reikia pabaigti, pilnai atsidengti tam tikrų lygių prie jo ir tada pradėti fiksaciją. Nes dar yra tokių porą vietų. Ui, pritrūkau oro biškį. Baigėsi oras tiksliau, reikėjo išnerti, bet rytojus planas aiškus. Nes jis jau yra pilnai atidengtas, reikia dar paruošti fotofiksacijai, filmavimui ir tada rytoj ištraukti ir dar patikrinti, kas giliau yra. Tokia maždaug situacija, jeigu schematiškai iš atminties nubraižys. Schematiškas vaizdas. Antroji tyrimų diena, prasidėjusi šaltų tačiau saulėtų rytų, kaip ir planuota, turėjo pasibaigti visų, ypač likusių krante, laukiamų etapų. Turėjo būti iškelti radiniai. Tai gal dar giliau dar kažkas yra? Čia bus pusės metro giliai viskas įsipista. Ten dažė kokia, kad nebūtų, kaip Zenas sako, patrankos sviedinys geležinis prikabintas prie jo. Skendimo priežastis. Nes tam dumble dar gali būti, tikrai. Gida, kai mes įsitrauksim kaulus, gražiai, įsitrauksim radinius, tada paeisim gilin, žinai, pasižiūrėsim su ieškikliu ir dar pakasim. Po pietų, prasidėjus lietui, plaukiančią platformą prižiūrėjęs archeologas šalo žymiai labiau nei dirbantis po vandeniu. Nusistovėjus siurblio sukeltam dumblo debesiui, atliekamos paskutinės atidengtos perkasos fotografijos ir radinių dėžės pajuda kranto link. Pilnai užfiksavus žmogaus palaikus, mes juos iškėlėme kartu su visais radiniais, kurie perduoti į Nacionalinį muziejų restauravimui. Būtent tokio radinio buvimas vandenyje yra visų pirma gerai tuo, kad yra labai geras išlikimas. Kardas, ilgi auliniai batai su pentinais, 2 peiliukai, vienas iš jų su odinėmis makštimis perforuotomis, tada matyt reikėjo vadinti apkalėliai, dirželio arba dirželių dalis ir taip pat pačių dirželių odinių atplaišos. Mes tą perkasą archeologinę tyrėme giliau, kasėme giliau ir būtent ten buvo surasta perkasoje, kiek patenka į jos plotą ir buvusių medinių horizontalių tilto detalių pakankamai stambių. Buvo surasta cilindrinė spina, kuri tikėtina yra susijusi galbūt su šito radiniu, arba tai yra vienas iš radinių, kuris yra tiesiog liudijantis apie pakankamai intensyvų gyvenimą šito tilto prieigose ir jį naudojant. Taip pat kaip ir kokliai, ir čerpės, ir plytos, jos taip pat vykdant būtent tos archeologinius žvalgymus mums pavyko aptikti tiesiog paviršiuje ežero dugne. Archeologinių tyrimų Asvejos ežere prie Dubingių tilto pabaiga buvo tik didelio darbo pradžia. Radiniai tą pačią dieną perduoti Lietuvos nacionalinio muziejaus restauratoriams. Šiandien jau galima įvertinti 2 metus trukusio restauracijos proceso rezultatus.
Su Lietuvos nacionalinio muziejaus restauratore Maryte Glemžiene sutarėme fiksuoti šio ypatingo radinio restauravimo etapus. Pirmasis darbas – radinius švariai nuplauti, atskirti metalo ir odos dirbinius bei fragmentus, įvertinti jų būklę. Yra nemažos netektys, daugiau mažiau jau čia matosi, bet tik tai tiek yra labai didelis pliusas, kad tai yra abu batai ir yra tiesiog forma matosi, viskas čia išlikę yra visiems palyginus neblogai, bet ta oda kokia yra, mes kai išklausim, tada galėsim pasakyti. Stebint tik specialistams atpažįstamą, o visiems kitiems ko gero tik odos gumulą primenantį daiktą pavadintą batu, pasiūlymas paspėlioti, kaip batas atrodys po restauravimo, buvo labai patrauklus. Internete apstu mokslininkų publikacijų ir ikonografinės medžiagos. Įvertinome kelis pavyzdžius. Vėlgi ilgaauliai išplatėja, aulas išplatėja, labai atitinka. Čia va pentinas taip pat, be abejo, nes čia kūnas, čia tikrai vėlyvesnis ir viršus visai kitoks. Vėl grįžus prie plaunamo originalo, sunku buvo patikėti, kad tai, ką mačiau kompiuterio ekrane, išvysiu po restauravimo. Tarp odos klosčių dar vienas netikėtas radinys – pentino žvaigždutė. Abu ant batų pritvirtinti pentinai turi žvaigždutes. Tiesa, viena jų gerokai nudėvėta ir aplūžusi. Versija, kad tai atsarginė detalė, kurios karys nespėjo pakeisti, skamba labai įtikinamai. Kelių mėnesių prireikė sudėlioti tokią kario avalynės mozaiką. O ją išvydus ant restauratorės stalo, klausimas, kas tai, skambėjo visai natūraliai. Maryte, tai čia jau yra to kario batai. Čia yra jau oda išplauta, jau konservuota, išsigulėjusi, išsibuvusi, o taip odai reikia išsibūti. Tiesiog, kad baltymas pakankamai pritrauktų drėgmės ir oda būtų lanksti. Ir dabar jau tiesiog yra piešiniai padaryti, jau yra detalės surūšiuotos, kur kairio bato, kur dešiniojo bato. O kaip? Aš nieko nematau. Kaip jūs galite tai pasakyti? Čia yra viršutinė, čia ilgauliai batai, čia yra bato noselė. Čia tas priekis, čia priekis, čia yra patvirtinimas, kadangi reikia tiesiog nešiojant, kadangi oda yra plona, yra šviršiuko oda, jinai tikrai yra plona ir yra įdėtas patvirtinimas, labai dažnai batus taip siūva noselė tvirtina. Kad tvirtesnė ta noselė. Kad tvirtesnė būtų, užkulnio detalė čia yra vadinama kišenė. Čia įsideda dar tvirtiklis, dar labiau tvirtina patį užkulnį. Ir mes matome to pačio dešiniojo bato apatinę dalį pado, labai nedaug išlikę. Bet profiliuota yra. Taip. Ankstyvi batai girdėjau, kad neprofiliuoti. Čia tiesiog jaučiasi, galima atskirti nešiojimo metu. Ilgą laiką. Pripranta, oda prisitaiko jau prie tos formos. Oda tiesiog elastinga, jinai pasiduoda ant formos, taip ir lieka. Po to jau pabaigoje, susiūvus priekį, bus galima siūti aulą pagal skylutes. Aišku, jis turės išsibūti dar truputį, reikės formuoti ant kurpalio. Ir mes jau matysim bato. Dabar mes tiesiog nelabai bato matom. Ir dar svarbu yra tai, kad čia šitie ilgauliai batai buvo su pentinais. Mūsų laboratorijoje nustatyta, kad kai kuriuose vietose alavo likučiai, greičiausiai jie yra tiesiog matosi dar ornamentika, įrėžai tokie gražus jau šitie pentinai, bet tiesiog yra neišlikę pilnai visų dirželių. Yra iš vienos pusės dešinio išlikę, kairiojo pusė išlikę iš kitos pusės. Kai jau susisiūs batas, bus galima dėti pentiną ir žiūrėti, įsivaizduoti, kaip buvo iš tikrųjų šitas batas atrodė. Kitoje Lietuvos nacionalinio muziejaus restauravimo dirbtuvių patalpoje, metalinėje dėžėje specialiame tirpale, mirko Dubingių kario kardas.
2 peilius su išlikusiomis medinėmis kriaunomis ir odinė makštimi taip pat buvo galima vadinti nesunykusiais, o iš praeities sugrįžtančiais daiktais. Apie juos šiek tiek vėliau. O dabar grįžtame prie batų. Vaizdus fiksuotus archeologinių tyrimų metu Asvejos ežere prie Dubingių tilto ir vaizdą, kurį matote dabar, skiria daugiau nei 2 metai. Atkurtos prarastos detalės, sutvirtinta oda susiūta. Belieka tik uždėti pentinus. Kai jau buvo atkurtas batas, susiūta visos autentiškos siūlės susiūtos ir oda buvo padengta tokiu vaško tepalu. Tai čia būtų bičių vaškas, vazelino aliejus su antiseptiku ir įtrinta. Ir taip jau oda tikrai gali stabiliai laikytis. Oda neperdžius, jau jinai tikrai yra konservuota pakankamai gerai. Gana ilgas saulas, vis dėlto aukštas batas. Tai jau buvo ne taip ir lengva, nes nebuvo užtrauktuko, nebuvo nieko, tik siūlėjai, tiesiog reikėjo kojai įbrukti, dėl to netgi jaučiasi tas toks ištampimas, aš sakyčiau, odos, nes tiesiog maunantis reikėjo tempti, o jinai taip prasitampė, galima sakyti, kad tokie yra keletos centimetrų skirtumai, sakykime, vieno bato ir kito aulo, nes tiesiog nešiojant vieno gal sunkiau koja įlindo, kita koja lengviau įlindo. Oda tiesiog išsitampo, jinai išsinešioja, taip ir lieka. Atkuriant Dubingių kario vaizdą, restauruoti batai suteikė vertingos informacijos. Kario kojų dydis šių dienų matmenimis būtų 43 arba 44 dydis. Aulus jis kartais atsiraitodavo ir surišdavo odinėmis juostelėmis. Pačios juostelės nerastos, tačiau ant aulų liko jų užrišimo žymių. Karys ketino sulūžusią pentino žvaigždutę pakeisti sveika, tačiau nespėjo. Apie karį daugiausiai papasakoti gali jo ginklai. Jų restauravimo procesas užtruko gerokai trumpiau nei batų. 2 kriauniniai peiliai siauromis geležtėmis galėjo būti naudojami tiek kovoje, tiek užstalėje. Mane domino kitas, plačiai žinomas vakaruose, tačiau Lietuvoje retai aptinkamas ginklas. Maryte, tai dabar apsibrėžkime, tai vis dėlto kalavijas ar kardas? Aš manyčiau, kad kardas. Kardas, ne? Taip. Pagal jo tipologiją. Taip, jis kardas jau kažkaip, iš pradžių buvo truputėlį tokių, kaip ir kardas, kalavijas, bet jau dabar vis dėlto nutarėm, kad tai yra kardas. O vat jums restauruojant, ar jūs atrandat kokių nors ypatybių, kurių, pavyzdžiui, archeologai ką tik radę dar nepastebi? Ar išlenda detalės? Šiuo atveju yra meistro žymė, galbūt nesimatė. O šito kardo atveju, kad ir nebuvo kažkokių dangų, sakykime. O kokių nors makštais, kokių nors likučių likę? Ne, neliko. Tai visiškai nuogas va toksai? Taip. Aha, supratau. Čia vat irgi daug klausimų yra, nes visų pirma sunku netgi pavadinti, kas tai yra per ginklas. Mes žinom, kad Renesanso laikotarpyje Europoje 16-17 amžiaus, kada dar parakas, sakykime, tik žengė pirmus žingsnius, bet neįsigalėjo mūšio lauke, staiga atsiranda toks eksperimento laukas geležtiniai ginkluotėje. Ir tuo metu tiesiog sprogsta daug įvairių tų ginklų atsiranda. Ir tai, ką mes turim šiame radinyje, sunkiai galėčiau įvardinti, nes yra 2 variantai. Vienas vadinamas Kriegsmesser, kitas vadinamas Großmesser. Ir jie skiriasi tik tai rankinos iš esmės ilgiu. Šiuo atveju rankina yra nulūžusi ir čia mes nelabai netgi galim pasakyti, čia reikėtų jau detaliai pasinagrinėti, kad priskirti prie kažkokios tai grupės tą ginklą. Ir vien jau iš pavadinimo turbūt galima spėti, kad tai ne vietinis ginklas yra. Ir greičiausiai atkeliavęs kažkur, tai gal iš vidurio Europos, gal iš kažkur kitur. Preliminariai matom, kad yra kažkokie ženklai ant geležtės, tai ten jau galima juos nagrinėtis ir lygintis, iš kur ta ginklo kilmė yra.
Rekonstruktorių klubo viduramžių pasiuntiniai, domėjimosi sritis ir veikla išeina už pavadinimo reikšmės. Jei renginyje pamatysite klubo palapinę, galite drąsiai kreiptis į klubo narius ir gauti informacijos apie ginklus ir jų raidą, nuo geležies amžiaus iki parako. Su klubo įkūrėju ir vadovu Karoliu Jankausku sutariau susitikti viduramžių pasiuntinių bazėje Kaune. Įspūdingas rekonstruotos ginkluotės arsenalas. Jo apžiūra ir Karolio pasakojimas kitose kelionėse laiku. Šį kartą stabtelėjau prie kalavijų ir kardų stendo pavyzdžių, o tema – Dubingių kario ginklas. Mes turim gerą pavyzdį, tai yra Dubingių. Taip. Kardas kalavijas, Taip. kaip ten buvo toks nežinomas klausimas, ne? Kiek žinau, tai tokio tipo pirmas radinys šitam regione ir bendrai pagal visą iliustracijas šaltinius nelabai daug tokių turėjo būti. Tai tavo manimu, vat, jis kokią turi reikšmę tam kariui, kuris buvo rastas? Ar tai jo buvo reprezentacinis ginklas, ar tai buvo jo kasdienis ginklas, nes va čia kyla klausimai. Turbūt, kad nereprezentacinis ginklas mano supratimu, nes tie grosmeseriai, jie turbūt yra nestatuso dalykas, mano žiniom. Jie nėra patys brangiausias ginklas. Taip, kai kurie ginklai yra statuso ginklai, ta prasme, ką galima mes labai matyti, ypač netgi tuose visokiuose paradiniuose didžiuosiuose kalavijuose. Nu, šitas gal čia jau statusas. Nu, šitas dar taip ant ribos, gal jis dar ir galėjo būti ir kažkur tai mūšio lauke ar dvigoje panaudotas, bet dalis jų yra, nu nežinau, tai tą pačią Vatikano muziejų nuvažiavus. Galima arba ten Venecijos, kurie yra 1,80 m vos ne ilgio ir tu supranti, kad jie yra, daryti įspūdį. Ar parado metu neštis ant peties ir sakyti, koks mano ilgas, ar ten sargybinėms stovėti prie kažkokio tai žmogaus ir pabrėžti jo statusą. Tai labai neoptimalu tą 1,60 m žmogui, tas 1,80 m kažkoks tai dalykas, kuris ten sveria. Po to ir legendos gimsta. Jis tiesiog nėra funkcionalus. Jis tiesiog nėra funkcionalus. Tai yra akivaizdu. Taip, tokio tipo kardas, jis, kame jis yra įdomus, jis turi jau ne kalavijo gardos rankenos konstrukciją. Nes dauguma kalavijų kaip yra daroma, kad yra ašmenys su tokius strypų metalinių einančių iki galo ir ant visų tų ašmenų yra sumaunama visa konstrukcija. Ta pati garda, medinė rankena, tada užkalamas ant viršaus tas atsvaras ir tada jau tas per visą ilgiai einantis strypas yra užkalamas. Taip, ir ant tokio, kaip šašlykas sumautas gaunas. Tai meseriai yra jau labiau, ką nors, kur čia aš buvau pasidėjęs. Pati ta rankena yra jau prikniedyta būna kaip, čia dabar ne meseris, bet pati konstrukcija, kaip labiau virtuvinio peilio, jeigu dabartiniam žiūrovui suprantama. Taip, kad yra kažkokios tai skylės ašmenyse ir prie tų skylių ašmenyse yra jau prikniedimo medinė kažkokia tai ta rankena, kaulinė ar dar kažkas. Ką tai duoda, tai iš karto duoda realiai silpnesnė ašmenų konstrukcija. Iš dalies tai yra pigesnis būdas taip daryti, bet tu turbūt ne taip gerai ten laiko tą smūgį ir panašiai kalavijas. Našumas sumažėja. Turbūt, kad ta prasme, konstrukciškai tai tampa nebe taip patvaru. Tai būtent tas Dubingių kalavijas, galima sakyti, yra standartinis ginklas to laikotarpio kariui. Žodis gal nestandartinis mano supratimu, nes tai gan retas modelis, nedažnai pasitaikantis, bet nemanau, kad tai yra dėl statuso turimas ginklas. Aišku, jis ten galėjo būti, nežinau, kažkur tai atkeliavęs iš vakarų Europos, gal kaip dovana, jeigu tai yra vietinis kažko, aš nežinau, ar nustatė kokios kilmės tas žmogus. Nieko kol kas nežinom, nelabai žinom, kaip jis iš viso numirė. Dar daug liko klausimų neatsakytų. Tai ar tai yra iš viso kažkoks atvykėlis, kuris su tuo ginklu čia atvyko, iš ten atsivežė. Ar tai yra pats tas ginklas kažkokių tai ten prekybos būdais, ar dar kažkaip tai atėjęs čia. Dubingių karys yra samdinys atvykęs iš vakarų Europos. Pamėginsiu keliauti šios versijos kryptimi. Archeologinių tyrimų metu, o ypač aptikus retą unikalų radinį, dažnai tarp ekspedicijos dalyvių vyksta diskusijos, keliamos įvairiausios versijos. Taip ir šį kartą.
kas prieš 500 metų vyko ant Asvejos ežero tilto prie Dubingių piliavietės. Ekspedicijos komandai medžiagos mini proto mūšiui ir spėliojimui buvo pakankamai. Apiplėšimas, dvikova, o gal nelaimingas atsitikimas po linksmybių smuklėje. Vienos versijos įrodomos ir publikuojamos moksliniuose straipsniuose. Kitos taip ir lieka tik versijomis. Lauko sąlygomis pavyko nustatyti kario amžių ir ūgį. 25-30, gal gatinė sąvarža, dar neišlygijusi yra, tokia ruplėta, epifizės visos sukauliusios, tai suaugęs vyras, dar pakankamai jaunas, neturintis 30 metų. Duomenys sutapo su kiek vėliau pateiktomis antropologų išvadomis. Ten informacijos apie kario paskutinės gyvenimo minutes buvo daugiau. Tai yra vyriškos lyties individas, labai nedidelio, dabartiniais suvokimais nedidelio ūgio, apie 1,60 m, 25-30 metų amžiaus ir jokių vizualių, fiziškai matomų ant kaulinės medžiagos traumų nebuvo pastebėta. Ši mirtis negalėjo būti kažkokia smurtinė, kadangi jokios informacijos ant kaulų antropologai neaptiko. Tai kas yra žinoma ar ne, jaunas žmogus, karys, tikėtina, be jokių traumų, tiesiog galbūt tai yra kažkokia atsitiktinė mirtis arba nelaimingas atsitikimas. Galbūt toks vienas iš spėjimų. Kol kas taip galima spėti pagal turimą medžiagą. O radiokarbonis datavimas, kurį mes padarėm irgi iš žmogaus kaulų, tai jisai visiškai atliepia, pataiko į tą radinių arba archeologinių radinių kontekstą, kurie yra pakankamai gerai tipologiškai jau datuoti. Toks archeologinis radinys tikras lobis praeities rekonstruktoriams. Lietuvos gyvosios karo istorijos klubų narių rekonstruoto 16 amžiaus kario samdinio man kol kas matyti neteko. Šią temą labiausiai domisi vakarų Europos rekonstruktoriai. O įkvėpimo šiai temai galima ieškoti ne vien tik archeologinėje medžiagoje. Muziejuose ir privačiose kolekcijose tikrai galima rasti 16 ar 17 amžiaus autentiškų ginklų, minimaliai paveiktų laiko ir aplinkos. Šio laikotarpio ikonografinių vaizdų tinkamų rekonstrukcijoms taip pat yra. Su ginkluotės tyrinėtoju Andriumi Janioniu aptardami Dubingių kario kaip samdinio iš vakarų Europos versiją naudojam paprasčiausią ir visiems prieinamą metodą – paiešką internete. Kada mes nagrinėjom ikonografijas 16-17 amžiaus, kada Europoje, sakykime, jau tikrai pasidaro nemažai ir matome gana nemažai samdinių vaizdinių pripiešta, prigaminta. Vienas toks mėgstamas buvo piešėjas samdinių, tai buvo Albrechtas Düreris, gana garsus dailininkas. Vieni iš tokių garsesnių, sakykime, samdinių, aišku, Vokietijoje, tai Landsknechtų grupė, kuri labai mėgo šitokio tipo ginklus, ne vien jos naudojo, Landsknechtai daugiau siejami su didžiuliais dvirankiais kalavijais, bet kaip pagalbinis ginklas tikrai buvo naudojamas ir vadinamas Kriegsmesseris arba Grossemesseris. Viena įdomi detalė jau apsvarstyta ekspedicijos dalyviams apžiūrint tik iš ežero ištrauktus radinius. Dubingių kario ginklas buvo be makščių. Vertinant net ir po tiek metų išlikusius aštrius ašmenis bei dydį, sunku buvo įsivaizduoti prisegtą ar pakabintą tokį daiktą prie kario šono. Nejaugi karys taip ir vaikščiojo, keldamas pavojų ne tik aplinkiniams, bet ir savo. Daugelėje tokių piešinių mes matom, kad šis ginklas, toks ginklas buvo nešiojamas be makštų, dažnai žiede arba odinėje kilpoje. Kodėl tai buvo daroma, sunku pasakyti. Apskritai samdinių gyvenimas buvo toks gana ne pats ramiausias, ne pats paprasčiausias, tai matom, ginklas visą laiką turėjo būti po ranka ir makštis tiesiog galėjo trukdyti. Visais laikais kario samdinio svarbiausias tikslas – gauti gerą atlyginimą.
Monetų, kaip ir pinigams laikyti skirto odinio kapšelio, prie Dubingių kario nebuvo. Pinigus jie nebūtinai slėpė kapšeliuose. Buvo ir kitų vietų, kaip sakant, viena iš tokių įdomesnių vietų, tai yra specifinė aprangos detalė pridengti tam tikras vietas, siuvama kaip tokia prikimšta kišenė, kur dažnai buvo slėpiami ir tie patys pinigai. Samdiniai, jie buvo gana ekstravagantiški. Šutvė. Tai buvo tikrai žmonės, kurie gyveno iš karo, gyveno trumpai ir spalvingai. Ir tai dažnai matosi netgi jų aprangoje. Dažnai būdavo spalvota, kepurės, daug plunksnų. Na, kaip sakant, jiems buvo gerai mokama už tai, kad numirtų mūšio lauke, sakykime. Ir jie stengdavosi į kitos žūties savo, kaip sakant, pasimėgauti to gyvenimo. Kol kas tik tiksliai žinome, kad vienas karys savo gyvenimą baigė ant tilto, jungiančio du Asvejos ežero krantus. Taip kario samdinio susitikimą su mirties simboliu giltine pavaizdavo Albrechtas Düreris. Su kuo paskutinį kartą susitiko Dubingių karys, tikriausiai nesužinosime. 1,60 cm ūgio vyras, nešiojęs 43 dydžio batus su pentinais. Ginkluotas vakarų Europoje pagamintų kardų bei 2 peiliais pažymėtais meistrų ženklais. Be pinigų ir išorinio smurto žymių atsidūręs Asvejos ežero dugne prie tilto vedančio į Dubingių Radvilų piliavietę. Tyrimas tęsiasi. Kol kas dar yra daugiau klausimų negu atsakymų, bet medžiagos samprotavimų ir apskritai kontekstui šito radinio yra pakankamai. Lietuvos rekonstruktoriams sudėtingiausia atkurti praeities kostiumą, išskyrus batus. Mūsų kraštų žemėje audiniai beveik neišlieka. Tačiau, kaip ir Dubingių samdinio kario, taip ir kitų praeities laikotarpių žmonių, odinė avalynė išlieka geriausiai. Tad nenuostabu, batų galime atkurti daug ir įvairiausių. Tad keliaukime pas mano bičiulį Arūną, kuris supažindins su viena iš įdomesnių avalynės rekonstrukcijų. Matau, dešinėje pusėje yra labai specifinis batas. Ar čia yra konstrukcija iš bato ir dar kažko? Čia yra vienintelė rekonstrukcija, kurios, sakykime, analogų nėra Lietuvoje. Aha. Tai yra patinos. Patinos specifinis apavas, tai yra tokie kaip medpadžiai, kurių tikslas buvo labai aiškus. Einant į miestą, apsaugoti savo švariuosius batus nuo susitepimų į purvą. Nes miestai tikrai buvo 3-5 cm purvo ir mėšlo, buvo visiškai normalus viduramžių miesto vaizdas. Aišku, ten gatvės, pavyzdžiui, Vilniuje tai jos medinės, Kernavėje irgi medinės, bet vis tiek, purvo buvo labai daug. Niekas, pavyzdžiui, arklių arba žirgų nesurinkdavo. Turbūt net galėjo įpirkti, sudrožti batus dėl purvo, ne? Tai čia iš to poreikis atsirado patino. Viena priežastis yra dėl to, vėlgi, viduramžiais sukomplektuota, gan tokia mėgiama dovana ir pageidautina dovana buvo sukomplektuoti patiną su avalyne, tačiau avalynė turėjo būti prabangi. Vestuvinė dovana iš, tarkime, nuotakai arba jaunikiui, tai yra batų pora, pasiūta iš brangios odos, išsiuvinėta auksu, sidabru, biseriniais karoliukais, sukomplektuojama kartu su patinomis ir atitinkamai pagal avalynės noselės dalies formą, aišku, čia netitinka, bet pagal avalynės noselės dalies formą būdavo išformuojamos, išdrožiamos ir patinos. Patinų viršutinėje odinėje dalyje būdavo netgi spaudžiami heraldiniai ženklai to savininko arba savininkės, pagal kuriuos būtų galima tiesiog atpažinti. Ir tai buvo, bent jau mano paskaičiavimas, apie 7-8 tūkstančių eurų vertės vestuvinė dovanėlė. Taip, kad su raudonos spalvos auksu siuvinėtais batais iškeliauti, pasipuikuoti į miestą buvo labai labai didelis noras.
Bet pasipuikuoti vieną kartą gyvenime, tai buvo labai didelis antinoras. Todėl natūralu, jog buvo gaminamos ir tokios patinos tam, kad apsaugotų visą laiką, kad su gražiais batais, švariais batais galėtum išeiti pasirodyti. Gerai, Arūnai, tai aš dabar bandysiu eiti su patinu, mane. Tam, kad juo teisingai eitum, reikia specialiai išmokti vaikščioti. Viduramžiais, eiliniai, sakykime, žmonės lakstydavo nuo kulno, mindavo viskas normaliai, taip sakant, kad greičiau galėtų persikelti nuo taško A iki taško B, jie per daug ten nesistengdavo. Tačiau diduomenės, turtingų žmonių avėjimas ir eisena su tokiamis patinomis buvo visai kitokia. Taigi pradžiai, pirmas žingsnis reikia prisitaikyti savo avalynę prie patinos. Mano kelioniniai šitie batai dideli. Nieko, dar truputį į priekį. Gerai. Ir tokiu būdu yra pritaikoma prie konkrečios avalynės pėdos apimties. Gerai, prisilaikykite dabar manęs dėl viso pikto. Gerai. Pėda. Dar truputį atgal prisitaikysime. Truputį atgal. Va. Kitą patiną. Na va, ir tai. Dabar jūs pakilote ir ūgių, ir statusu. Taip, įsivaizduoju, kad esu aukšto statuso. Koją reikia minti ne kaip eiliniai žmonės nuo kulno, o miname nuo priekio, taip kaip gandrai. Pirmiausia, platmens tą pakilimą, po to kulną pristatome. Jūs minat tačiai kaip galvijai, o jums reikia eiti kaip kilmingai damai. Taip, kad pirmiausia minate nuo pirštų, o tada pristatote kulną. Aha, tai dabar pabandom ir ant... Dabar galime pamėginti ant... Nes ant žolės ganėtinai neatrodo labai sudėtinga. Aha, čia jau... Aha, jaučiuosi kaip gandras. Čia jau einate kaip kilminga gandrė. Patinos, kurios 15 amžiuje labai išplito, turėjo labai daug įvairių funkcijų. Visų pirma, žiemos metu šildomose patalpose buvo daug smagiau sėdėti apsiavus patinas. Pakelia nuo šaltų grindų. Tiesiog pakelia nuo šaltų grindų ir be abejo šilta, tiksliau šilčiau būna, nereikia ant šaltų grindų akmeninių stovėti. Žinoma, ir tokių archeologinių radinių, kai apačioje, štai šioje vietoje, yra įtvirtinama metalinė dėžutė, ir į tą metalinę geležinę dėžutę yra įmetama maži angliukai. Ir turi šildomus batus. Kokių lig šiol nėra mūsų šiuolaikinės avalynės technologai sukūrę. Galime eiti žolę. Bet žolė tikrai lengviau eiti negu lygiu paviršium kažkaip. Bet net noras yra eiti iš karto taip iškiliai. Išeinam pasivaikščioti, o kur mums lėkti? Tegul lėkia visi tie piemenys. Mes einame tiesiog pasivaikščioti, pasimėgauti gyvenimu. Bet eitų turbūt moteris pagrindės tokiais, ar ir vyrai? Ne, ir vyrai, ir moterys. Apskritai iki 17 amžiaus vyrų ir moterų avalynę atskirti labai sudėtinga. Nebent pagal dydį, nes moterys iki pat 20 amžiaus vidurio 1,55–65 m ūgis. Taip, kad atitinkamai galima manyti, jog ir jų pėdos buvo mažesnės. Bet galėjo būti didelis berniukas. Ir šiaip natūraliai norisi skubėti, bet supranti, kad niekur čia nesuskubėsi su tokiais. Su jais niekur neskubės. Ypatingai damos, jos niekada neskubėdavo. Šiais grakščiais žingsniais šiandienos ekspediciją baigiame. Ačiū keliaujantiems kartu, o po savaitės leisimės jau į naują kelionę. Šią ir kitas ekspedicijas visada rasite LRT mediatekoje. Iki kitų atradimų.